Automobilių dailės? Automobilių dailės? Automobilių dailės? Automobilių dailės? Sveiki, jūs irgi dalių? Pas Giedrių į tą kampą. Sveiki, labai džiaugiuosi, kad prisijungėt pažiūrėti mūsų antros serijos, o šiandien aš jums noriu parodyti vieną darbo dieną automobilių ardymo versle. Tai dabar mes turim 9 ryto, visi kavos atsigėrė, pasidalino įspūdžiais ir einam pakuoti parduotų internetu dalių. Aš įprastai nepakuoju, bet šiandien padėsiu panom, papakuosiu ir parodysim jum, ką pardavėm. Ką čia veikia? Pakuojam. Allegro dabar? Visada pradžioj supakuojam eBay'ų ir Allegro. Tai Allegro, mačiau, šiandien buvo 7 siuntos, eBay'aus 3. Aha, matau, aš ankavos diskas. Čia Allegro. Tada turim Allegro garso izoliaciją variklio dangčio transporterio. Dar Allegro. Navigacijos skaitytuvas XC90 ir eBay'aus. Pasižiūrim, ką čia turim. Komforto modulis Phaetono. Čia mūsų buvusio vieno iš pirmųjų darbuotojų Phaetoną išardėm. Ir kas čia dar eBay'ui? Priekinio žibinto laikiklis Taurego. Nu, žodžiu, smulkmenos, bet kai parduodi tas smulkmenas irgi pinigėlio susirenka. Šiaip užsakymo apskritai šiandien tikrai daug. RRR apie 30 čia turbūt gaunasi. Na, tai čia visą dieną pakuos. Jo, matau, jau šiandien įkrito irgi užsakymų. Šiandien, manau, apskritai bus aktyvi diena, nes jau ir vietoj buvo klientų, ir krenta užsakymai, tai jėga. Turėsim darbelio ir turėsim pinigėlių. Eik su Sandra, gal pafilmuok, kaip ieško. Parodysi, kaip neranda. Einam, pažiūrėsim. Sandra, ieškok. Reikia rasti. Negalim dabar parodyti, kad bardakas ir nerandam. Ko ieškai komforto modulio? Nuo kokios mašinos? Volkswagen. Kokio? Ką kokį? Phaetoną. Jeigu neklystu, va šitas man, ne? Ai, ne. Panašu. Taip. Radom. Yra. Labai triukšminga pas mus čia. Servisas motorą jau krausi kėbulą. Jo, tai servisas irgi dirba, lekia, viskas pas mus šiandien daug veiksmo, tai labai fainos tokios dienos, nes kartais būna ir nuobodesnių, tai ne faina būna. Tai gerai, aš irgi RRR ko nors supakuosiu. Šunys irgi dirba. Rubrika "Kas ant koverio pas darbuotojus". O, iš Ne BMW. tikrųjų, aš nebeatsimenu, kaip etiketę spausdinti. Tufai. Okay. čia spausdintas. Ok, ačiū tau. Nu va, darbuotojas mane pamokė, kaip dirbti. Išlenda iš mūsų super spausdintuvo etiketę. Aš ją pasiruošiu, čia yra veidrodis. Nupirko Romas iš Skuodo. Linkėjimai Romui, ačiū tau. Tai pasižiūrėsim, nuo ko čia net nepasižiūrėjau. Opel Astra. Geras, čia šitą automobilį gavom utilizacijai, nemokama. Tai va čia verslas nuo nulio. Padeda mum Romas daryti savo verslą nuo nulio. Kairės pusės veidrodis. Veidrodžiai pas mus turėtų būti visi ten gražiai sudėti. Taip. A1047 turėtų būti štai čia ir ID 45419.
klientai. Automobilių dalis? Tuoj minutėlę žiūriu. Tuvai. O kokių metų pas jūs? Žinokit, kaip tik vienas kažkokias sidabrinės ir turim, tuoj palaukit, bandau kodą žiūrėt, koks pas mus. Tai tuoj aš jum perskambinsiu. Gerai, iki. Nesigavo padėti taip iš greičio? Automobilių dalis? Nupasakok, net. Jis sako, su jūsų kolega kalbėjau, gal galite man jį duoti. Tai nuduosiu Giedrių. Žiūrėk, sakė tave duoti. Tai duodu. Kol Giedrių šneka, tai pasižiūrėsiu, koks spalvos kodas, čia šiaip truputį feilas. Nes realiai turėjo būti... Tu mano kompo labai širtinę rodyk, ten per daug skaičių. Realiai problema gavosi tame, kad šiaip skelbime turėtų būti spalvos kodas, o jo kažkodėl pas mus nėra. Tai tuoj aš pasižiūriu, koks, nes turim savo failą, kur turėtų būti visi spalvos kodai ir aš naiviai tikiuosi, kad jisai yra. Milijonas čia pas man tabo. Parduota? Dėja, neturim spalvos kodo. Tai va, čia tokiais momentais aš būnu labai pikta ant kolegų, kurie turėjo įrašyti, bet neįrašė. Giedriau, gal galėtum pagal VIN kodą pažiūrėti spalvos kodą? Čia va dabar, kadangi filmuojam 26. Čia, kadangi dabar filmuojam, tai turi būti visi lysti, liaudiškai tariant, kas seka į mūsų. Tai va, žodžiu, jo, šiandien veiksmo yra. Ir kaip tyčia, bet jums įdomu žiūrėti, kai mums kažkas nesiseka, ne? Tai grįžtam prie veidrodžio, kurį aš ėjau pakuoti. Nes telefoną palikau Giedriui, iš tikrųjų šiandien visai aktyviai žmonės skambina. Tai tu tą veidrodėlį radai, ar ne? Tai nespėjau rasti. Man atrodo, čia stovėjom. Tuo įsijungiu, aš jau čia viską išsijungiau. Dar čia naujų užsakymų prikrito, kol vaikščiom. Jaučiu šampanos visą dieną pakuos, tai tikrai nefilmuosim visos dienos. Taip, o mūsų Romo Astros veidrodis 1047. Čia turi būti ID 45419. Ne. Tai bus dar vienas, kai sakas, kad nėra. O, jo. Rimukas geriau mato už mane. Rimukas jaunesnis, jo regėjimas geresnis. Va. Viskas su juo gerai panašu. Aš jau praradau įgūdžius pakavimo. Realiai, kol aš vieną siuntą supakuoju, tai panos siurčiu po 5 kokias, ne? Kiek esi per gyvenimą pripakavus siuntų? Šurotę? Taip. Nežinau, gal koks 100 bus. Iš tikrųjų, aš mėgstu papakuoti, kai užknisa gyvenimas, kai noriu pailsėti, bet matyt, pastaruoju metu gyvenimas labai geras, tai neinu pakuoti. Taip, suviniosim pradžioj į burbulinę. Dovanų nedėsi? Nebeturim dovanų. Kalėdos vaikas. Turim sausainių? Jo, gerai, įdėsim, dar turim vieną dovaną. Jo, aš man atrodo, kažkur stalčiuose mačiau. Va, ačiū. Įdėsim tokią dovanėlę. Galit nusiskanuoti mūsų QR kodą ir parašyti gerą atsiliepimą. Arba blogą, bet gal nereik blogo. Žodžiu, šiaip reik teisybę rašyti. Taip. Gerai, va, turim kokoną, ieškom dėžės. Bafin saulutės šildas. Šitos tokios negražios, noriu kažkokios gražios. Oi, Bafi, sorry. Čia pavojinga zona.
Nu, kokią gerą Rimukas atrado, kaip visada Rimukui viskas pavyksta. Jo, puikiai tinka, dar pridėsim burbulinės. Pakavimo priemonių stengiamės negailėti, nes jeigu gaili, tai su mūsų kurjeriais gali blogai baigtis. Nenoriu vardinti įmonių pavadinimų, bet yra viena, bet ne šita įmonė, per kurią užsisakė žmogus, su kuria būna labai daug nuostolių, jeigu pataupai pakavimo priemonių. Čia Giedrius su klientu laksto. Giedrius, jo. Tai saugiai pridedam, įdedam dovanėlę. Reikia šiaip jau mums pasigaminti kažkokių dovanėlių. Žinau, kokių turėsim, bet kol kas neišduosiu. Pati norėčiau. Nu kaip, kreivai. Ne ant pakuotojos mokiausi. Sveiki, jūs irgi dalių? Pas Giedrių į tą kampą. Giedrius šiandien mūsų žvaigždė. Nu, gal užteks, suviniosim dar į plėvelę. Tadam. Gerai, kai mes moteris turim nagus, lengviau nei su žirkliam. Ir išklijuojam siuntos etiketę. Dabar žinai, ką mums reikia visas Allegro ir eBay siuntas į ofisą nugabenti. Šitą RRR tada palieku. Deima, čia visos šitos, ne? Ir šitas. Rimuk, imk, stumk tą. O šitą? Ne, čia RRR'as jau. Pagnalė. Tai va čia mūsų eBay'aus ir RRR siuntelės. Dabar su jom mes keliaujam į ofisą, nes kol kas turim tokį nepatogumą, kad mums su vienu etikečių spausdintuvu yra nepatogu spausdinti per kelias siuntų sistemas. Todėl šitas visas eBay'ų ir Allegro mes kol kas spausdinam per paprastą printerį ofise, bet jau iš tikrųjų labai reikia nusipirkti dar vieną etikečių spausdintuvą. Ir nežinau, ar į ofisą laikysim ar kur, bet kai siuntų kiekis didėja, tai jo poreikis labai irgi didėja. Čia viską į ofisą? Jo. Tai va, dabar man šitas siuntas reikia nusinešti į ofisą. Tu iš tikrųjų, Rimu, gali palaikyti duris, aš viską susinešiu. Gerai, aš pafilmuosiu, kaip moteris dirba. Gerai. Klientų nebėra. Užpuolė čia tave taip. Ant sofos dedu viską. Gerai. Palaikyk duris, aš sunešiu. Man patinka toks darbas. Galima greičiau. Negalima, viskų čia sunkių dalykų. Pardavėm. Aš dar taip neprisikačelinau. Aš nežinau kodėl, bet persisuko telefonas. Kas? Šitos tikrai netemsiu. Tai tempk visą vežimėlį, po to išvešim. Nereikia. Nu ten. Nu kam? Va tokie va vyrai šiais laikais. Nu ką, prilaiko duris. Tikrai persivadinsim Lady Spela. O būtų. Tai tenai koks nors plastikėlis labai jau lengva. Nu ir žodžiu, aš dabar visas šitom siuntom etiketės darysiu per kompą.
Atspausdinsiu per mūsų senuką ir priklijuosiu. Tai iš tikrųjų nežinau, ar čia įdomus procesas. Paėmiau iš Giedriaus telefoną, kad jo neužknystų, turi jisai šiandien svarbių reikalų, darbų. To aš dar parodysiu šiek tiek. Iš šito ratlankio bandysiu padaryti stalą. Nežinau, ar gausis. Aišku, gausis. Gerai, aš čia žiūriu, ką mes toliau turim. Taip. Kardaliuosim. To pasižiūrėsim. Allegro dar įkrito. O įkrito dabar Allegro variklio apsauga, ta viršutinė apdaila, tuoj pasižiūrėsiu nuo ko. Labai nekrauna, S60. Allegro įkrito. Dar vienas, okei. Man palaikyti? Nu, jeigu gali. Davai, šitą, tai durys palaikyk, tai dėžė. Aš imu pakuoti, kažką nusipirko Juozas iš Mažeikių. Pasižiūrim. Tiguano purkštukų laidai. Tiguanas nuo 7 metų. Ir mūsų lokacija labai ilgai krauna. Pirmas aukštas. Valio. A493. Tau reikės čia pagalbos atpažinti dalį, ar ne? Ta prasme. Taip, paduką visada aš įsimenu dėl visako, jeigu netyčia bus įdėtos 2 vienodos. 3, 12, 15. Lokacija 493 šitą lentyną. Kažkaip iš pirmo žvilgsnio nematau. Tu matai? O ko mes ieškom? Purkštukų laidų. Ar tai bus tas kartas, kai bus kasekas? Kai kažkur dingo? Minutėlė. Padėk surasti laidyną. Automobilių dalis? Klausau. Klausau. Ryšio turbūt nelabai yra, radai? Super. Taip, reikia gražiai ištraukti, kad nieko nesugadint. Striukė atsargiai. Va. Oi! Yeah. Ką be manęs darytų čia žmonės? Nėr kaseko. Ne, iš tikrųjų čia per daug juokiamės su tais kasekais. Labai retai, kada mes nerandam dalių. Tik tai būtinai turi tai įvykti, manau, per video. Tai dėl to taip juokiamės. Bet labai faino, kompaktiška, gražiai supakuosim, einam paieškosim dėžutės. Matau, dėžutė iš karto guli. Nu, bet jinai tokia didoka, nu gerai. Čia guli pavyzdys. Pasiimam nesuklijuotą ir suklijuosim. Automobilių dalis? Sveiki. Na, žmogus siūlo Q7 14 metų. Kelintų? 14 daužtų priekių. Tai pasižiūrėsim, ką čia atsiūs. Šiaip iš tikrųjų man labai patinka atsiliepinėti skambučius, nes klientai labai malonus būna. Jie gal nustemba, kai aš atsiliepiu, bet labai mandagus, faini, labą dieną, viso gero, gražios dienos. Tai žiauriai smagu būna. Tu gal dirbai dovanėlių pakuotoje kur nors?
Taip dirbau Kalėdų senelio nykštuką. Rimtai? Ne. Niekad nieko nepakavau išskyrus dovanas. Tai gal todėl man ir patinka. O šitam žmogui irgi įdėsim. O dar liko dovanėlių? Ai va. Įdėsim irgi dovanėlio. O man? Ką tau, ką Nebėr tau? daugiau? Per daug prikišau. Gerai, persistengiau. Manau, tiks taip. 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 Nu va, kokia graži. Oi, čia 2 lipdukai. Taip, čia Juozui siunčiam laidus. Taip. Ir čia mes turim Aurimą. Iš Klaipėdos pasižiūrim, ką jisai pirko. Aurimas nusipirko spyną galinio dangčio 8 nuo 10 metų. 723. Kairė? Jo. Dešinė? Septyni, 2, 3. Jo. Taip, spyna. Dabar nepadėsiu, ieškok pati. Kodėl? Taip, spyna, 4, 6, 7, 9, 4. Manau, jinai bus čia. O kokia spyna? Galinio dangčio. Tadam! Va čia tai greitis, va čia tai akis žvitri. Čia fainai iš vis mažytę dėžutę tiks. Sandra, porą komentarų. Ką čia darai? Ačiū Zaharą. Prieš siuntimą? Taip, kad nueitų saugiai ir žinotume, kad nebūsime. Nice. Iškalbi, Sandra. Žodžiu, kišeninė ieškau. Pažymėsiu. Taip, spyną nusprendžiau pažymėti. Pas mus vienos dalis būna iš karto pažymėtos sandėlyje, kitos nepažymėtos. Nusifotkinam. Kokia markė telefonų geriausia fotkinimui iš praktikos? Tai iško iPhone'ai. Pas mus mūsų įmonėj iPhone'ai, Audi, kas dar? Jokių Androidų. Gerai, nepykit, kas mėgstat Androidus, mes juokaujam. Na, turim tokių fainų kompaktiškų dėžučių. O mėly klientai, kuriem čia pakuoju šiandien siuntas, aš tikiuosi nebus grąžinimų. Taip stengiuosi. Paskutinę dovanėlę klientui Aurimui. Į Klaipėdą. Tik pagalvojau, kad skambučiai nutylo. Automobilių dalis? Oi, čia Q7 krūvos dalių. Kokių dalių? Krūvos dalių žmogui reikia, ne visko mes turim. Turim šoninės oro grotelės, tai aš jam tuoj nusiųsiu nuorodą į RRR.
Taip. O, tiesiog pagal kodą mūsų rasiu. Androidas. Fui. Sau nusipirksiu naują telefoną ir atiduosiu darbui iPhone'ą. Aš jau matau ir man Facebook'e belekiek žmonių rašo dėl dalių, tai čia kažkoks šiandien visi atsibūdę, visiems visko reikia. Davai, aš pafilmuosiu kitas mergas. Nu tai aišku. Šiaip pafilmuok vaizdų. Šiaip visur. Nu, Čia va vaizdai. Ir ten vaizdai. Čia greičių dėžės. Durys. Supakuota greičių dėžė. Turbūt. Kokie ilgi kardanai. nu va, viską šitą supakuoju ir palieku viską panom, einam mes toliau, nes reikia dar atsakyti krūvą užklausų ir Autopliuse, ir RRR, pažiūrėti e-mailą, Allegro, eBay'ų. Ai, biški kreivai, nu gal nieko. Kažkokios Einam toliau. Varkės. Varoma, sakysim, klientų užklausas visų per visas platformas. Suruošim siuntas Allegro ir eBay'aus ir lauksim kurjerių ir aptarnausim žmonės vietoj. Paskui, manau, nueisim dar į ardymo zoną ir parodysim, kaip sekas ten. Dabar jau yra 10:30 iš tikrųjų. Laikas sprogsta. Tai reikia spėti viską padaryti, yra keletą žmonių atsiuntę keletą automobilių ir patys girdėjot vienas video metu paskambino siūlė automobilį, jau atsiuntė nuotraukas į Viberį, tai varom pasižiūrėsim pagal VIN kodą, kas ten juose yra, ką mes žmogui galim pasiūlyti ir galbūt nusipirksim. Nu, sakyk. 9G, 9T, Palauk, 9G, 9T, 14, taip, B5, B5, 34. 3-4. Ką čia darot? Nieko gero, mes klauk. Tipo kakas? Rušiuojam. Bomžaujam, kaip mes vadinam, žodžiu, mes čia žiūrim, kas čia gero likę, kas nelikę, ką keliam į eBay'ų, ko nekeliam. Nu, pažiūrim dar vieną. 4E, 09, Tuoj, 53, taip, 541. taip. Minutėlę. Paliekam. O tai čia ta prasme, čia išmesta buvo viskas? Jo, ir dabar rušiuojam, ką keliam į eBay'ų, o ką visgi utilizuojam. Ir ta proga, kad čia atėjai, galvoju, reikia padaryti vieną eksperimentą. Dažnai sekėjai sako ir kiti ardytojai, kad oi, kaip čia ilgai užtrunka kelti tas dalis į RRR, tai nežinau, kur čia jiem užtrunka. Galvoju, pabandysime eksperimentą, pažiūrėsim, kiek užtrunka. Jungsiu laikmatį ir pabandom. Prisikabinsim prie Deimos. Deimos sudalyvausi eksperimente? Gerai. Duok aš įjungsiu. Čia dabar nuo 0 kelsi, ne? Dar nieko nepadarius. Nu, Ta Viens. šviesytė mirksi. Gerai. Aš sakau. 1, 2, 3. nereikia Deimo kuo greičiau, normaliai.
Ieško. Nu, žiūrim, kaip Ovoko dirbtinis intelektas. Kažkaip ilgai ieško. Internetas šiandien ne kažką. Kiek sekundžių jau. Ai. Dabar paaiškės, kad ne visi žino fotkinimo lifehacką, tai jis rašys, o fui, ant kokios baisos dangos fotkinat, kokios baisos nuotraukos. Tai vat ne, galėsit susirasti RRR ir pasižiūrėti, kokios gražios nuotraukos bus. Nu, atkalus ranką, deimantę. Nunešim susandėliuoti iki paskutinio. Davai, etiketę atspausdinam. Filmuojat žiūrankus, Jėzus Marija. Kiek jau yra? Minutė 20. Deimantė, nesinervuok. Iš tikrųjų, po vieną dalį nenešiojam taip, o pilną dėžę prisiruošia, tada neša visą dėžę sandėliuoti, tai aišku laiko sustaupo. O dabar eksperimentas parodė kiek? Minutę 40. Manau, normaliai, jeigu mūsų internetas, mesiu akmenį mūsų interneto tiekėjui, kol kas neįvardinsiu koks. Aš galiu įvardinti. Nereikia. Bet žodžiu, jeigu jisai būtų normalus, tai viskas vyktų greičiau, bet manau, kad ir taip puikus rezultatai. Tai kolegos, jūs irgi pakomentuokit, kaip greit jums pavyksta keldalis. Žinau, kad kai kurie dar per kompiuterius kelia, iš tikrųjų neįsivaizduoju, kaip tai vyksta ir kiek užtrunka, bet pakomentuokit savo patirtį. Po 5 jau mes nuvargę, siuntų supakavom šiandien link 50, skambučių pasižiūrėjau, buvo virš 60, žmonių vietoj, virš 10 kokių buvo, tai mūsų tempais, mūsų dydžių darbelio tikrai visiems buvo, visi prisilakstėm, o dabar dar noriu dienos pabaigoje pasižiūrėti. Turėjo būti šiandien išardyta iki pliko kėbulo mūsų Q7. Nu tai žodžiu, matau, kaip visada, rytoj išardysim ir visą savaitę rytoj išardysim. Tai ką žinau, Rimuk parodyk, realiai atrodo taip pat kaip ir per praeitą video. Nu nieko tokio, čia žiūriu visai nedaug liko, šiukšlės, smulkmenos. Tai manau, rytoj tikrai jau išketvirčiuojam ir viską gražiai išrūšiuojam, išvalysim darbo vietą ir imsim kitą automobilį. Koks sekantis? Tegu tai būna paslaptis. Spėkit komentaruose tada. Jo, spėkit. Kas atspės, gauna $1 milijoną iš karto. Bet ne, o jeigu atspės. Ne, kas atspės, gaus kokį nors dovanų rinkinuką iš mūsų autopriežiūros. Bet pasakysiu vieną hintą, kaip lietuviškai vadinasi. Pats kaską. Užuomina, jo, tai nėra iš mūsų įprasto asortimento. Koks biudžetas automobilių rinkos vertės? Europos nežinau, čia anglas, tai 3-4 tūkstančiai. Angliškos. 3. Tai Lietuvoje grubiai kokie 7-8. Nemanau, gal mažiau. Spėkit, bandykit. Tai ačiū, kad esat su mumis, būtinai mus pasekit, palaikinkit ir būkit su mumis. Varpelį. Būtinai komentuokit ir parašykit, ką norit matyti mūsų kanale, nes mes esam daug jau serijų prigalvoję, bet būtinai atsižvelgsim jūsų nuomonę ir nufilmuosim tai, kas tikrai jums bus įdomu. Ir nepamirškit paspauskit varpelį, kad sekantį kad žinotumėt, kada išeis naujas video. Giedriau, man reikia biškį egzotikos, tai nepyk. Dubaiškas šokoladas. Svarbiausia numerį nefilmuot. Oh yeah. Oh yes, baby.